Vienintelis garantuotas dalykas gyvenime yra permainos. Pagalvok apie savo gyvenimą ir pagalvok 10-20 metų atgal. Nežinau, kiek to metų. Pagalvok, ant kiek viskas stipriai pasikeitė. Kokį gyvenimą mes gyvenam dabar ir kokį gyvenimą mes gyvenom prieš tai. Pagalvok, kokį telefoną turėjai prieš 10 metų ir pasižiūrėk į tokį, kokį dabar turi. Pagalvok, kaip leidai savo dienas prieš 10 metų ir kaip jas leidai dabar. Aš nelabai mėgstu Čarlzą Darviną, bet vienas dalykas, aš nelabai mėgstu Čarlzą Darviną ir Aš nelabai mėgstu Čarlzą Darviną ir aš turiu labai daug skylių jo rūšių teorijoje, jo evoliucijos teorijoje. Tačiau jo knyga The Origin of Species, jeigu žiūrėti ją kaip į verslo knygą ir priimti jo konceptus kaip į verslo konceptus, tai yra labai gera knyga. Ir ką jisai sako, tai kad ne stipriausi gyvūnai išgyvena, ne greičiausiai išgyvena, ne protingiausiai išgyvena tie, kurie geriausiai gali prisitaikyti. Imkim kaip pavyzdį verslus Nokia. Nokia buvo didžiausias gigantas pasaulyje, kada prasidėjo mobilieji telefonai. Nokios telefonus turėjo praktiškai visi. Legendiniai telefonai, Nokia 3310, kiek ten 520, tiksliai nepamenu, bet aš turėjau ne vieną ir ne dvi Nokijas. O kur Nokia dabar? Kokį telefoną rankose dabar laikai? Samsungą, iPhone'ą, Xiaomi, Huawei ar kažką kito, bet nemanau, kad tai yra Nokia. Kas nutiko Nokijai? Kas nutiko Nokijai? Nokia nenorėjo keistis. Nokia nematė ateities, kur klaviatūros nebenaudosim. Nokia nematė ateities, kur naudosim liečiamus ekranus ir tai žmonėm patiks. Nokia galvojo, tiesiog darykim, ką darėm iki šiol. Ir tai buvo jų downfall, tai jų buvo kritimo pradžia. Jie nebuvo pasirengę keistis. Dabar pasižiūrėkim į iPhone'us, pasižiūrėkim į Samsungus, du didžiausius gigantus, kurie yra užvaldę pasaulį. Jie yra pasiruošę keistis, jie inovuoja, jie nusako tendencijas, atverčiami, pasukami, įvairiausi kitokie telefonai. Pažiūrėkim į žmonės, kurie nenori keistis. Pažiūrėkim į žmonės, kurie, kalbant atvirai, kad aš matau žmonės, net netokius ir jau vyresnius žmonės, kurie nemoka naudotis technologijom. Man yra truputėlį liūdna, nes aš žinau, kad jeigu jie paskirtų laiko, šiek tiek gandrai atskrido. Pirma diena šiandien kaip gandrai atstrigo. Geras, neiškirpsiu šito iš video. Aš žinau, kad tie žmonės įdėję pastangų ir truputėlį laiko, jie išmoktų, kaip naudotis tais įrenginiais, tom technologijom. Tačiau jie nusprendė nesikeisti. Jie nusprendė tiesiog nieko nedaryt ir prašyti pagalbos kitų, kurie galėtų jam padaryti. Tai yra nesąmonė. Permainos yra vienintelis garantuotas pasaulyje dalykas.
Ir jeigu tu nesi pasirengęs keistis ar prisitaikyti prie naujovių, tada tu turi būti labai tvirtas ir pasiruošęs tiek fiziškai, tiek emociškai, tiek finansiškai atlaikyti tas bangas, nes pasaulis nesustos, pasaulis tik greitėja. Gyvenimas prieš 20 metų vyko daug lėčiau nei dabar. Pažiūrėk, kaip greit praeina savaitė, pažiūrėk, kaip greit praeina metai. Kosmosas. Realiai tu turi du pasirinkimus. Arba tu gali įsikabinti į kažkokią šaką, į kažkokį akmenį ir laikytis iš visų jėgų ir stengtis, kad tavęs permainų, naujovių bangos nenuneštų kažkur į uolas, neištaškytų į gabalus. Arba tu gali paleisti tą šaką ir stengtis naviguoti, stengtis išlaikyti save srovės viduryje ir išnaudoti tą srovę savo pranašumui. Ir nuplaukti daug didesnį atstumą, įdedant daug mažiau pastangų. Ir tai garantuoja viskam. Taip. Ir tai atspindi. Ir tai viskas. Kaip čia? Ir šitai galima pritaikyti bet kam. Ar tai ir tai galima pritaikyti praktiškai bet kam. Verslam, žmonėm, savo gyvenimui, santykiam. Savo gyvenimo filosofijai, sportui. Ir aš nesakau, kad tiesiog pasiduoti kultūrai ir būti jos nuneštam. Ne. Tavo moralės principai. Ir aš nesakau pasiduoti ir būti nuneštam kultūros, būti nuneštam kažkokių naujovių, kurios visiškai netitinka tavo moralės. Ne. Yra vieta ir laikas, kada reikia pastovėti. Yra vieta ir laikas, kada tu turi būti uola, kurios jokia srovė nenuneš. Tačiau aklai būti kažkokiu užsispyrusiu ir tiesiog principingu ir nenorėti keistis, čia yra bėda, čia yra problema. Tie žmonės, kurie liko laike ir gyvena 2000-aisiais, galbūt jie gyvena gerą gyvenimą, galbūt jie geresnį gyvenimą nei mes gyvenam, o galbūt ne. Bet, žinai, čia tik mano rytinės mintys, tu turi savo galvą.